Mes ateinam į šitą vietą tam, kad susitikti su tavim, Tėve. Prašau, šventoji dvasia, paliesk kiekvieną, aš žinau, tu esi šitoj vietoj, paliesk kiekvieną žmogų. Prisilies prie kiekvieno žmogaus protų, paliesk jos, kalbėk jiems. Aš prašau savo patepimo, kalbėk per mane šventoji dvasia, patep mano liežuvį, kad būtų pasakyti visi žodžiai, kurie turi būti pasakyti. Ir visa tai, kas neturi būti pasakyta, tegu neišeina iš manęs. Aš dėkoju už Jėzaus Kristaus kraują, kuris nuplauna mano nuodėmes, kuris nuplauna tavo nuodėmes bažnyčią. Tam, kad šiandien tu galėtum stovėti prieš Dievą be baimės ir be kaltės. Drąsiai dėkoju Tėve Jėzaus Kristaus vardu. Amen. 4 skyrius Jono Evangelija. Nuo 14 eilutės mes skaitom. O kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps versme gyvojo vandens, trykštančiojo į amžinai gyvenimą. Tada moteris jam tarė, viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nevaikščiočiau jo čionai semtis. Jėzus atsiliepė, eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė, aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė, gerai pasakei, neturi vyro, nes esi turėjusi 5 ir tas, kurį dabar turi, nėra tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei. Moteris atsiliepė, aš matau viešpatie, jog tu esi pranašas. Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakėte, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti. Jėzus atsakė, moterie, tikėk manim, jog ateina valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. 22 eilutė. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išgelbėjimas iš žydų, bet ateina valanda, jau dabar jį yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje. Nes Dievas tokių garbintojų ir ieško. Dievas yra dvasia ir įgarbinantis turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Moteris jam atsakė, žinau, jog ateina Mesijas, tai yra Kristus. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė, tai aš, kuris su tavim kalbu. Šiandien noriu pasižiūrėti, kas vis dėlto yra gyvasis vanduo. Nes 14 eilutėje mes skaitom, o kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius ir vanduo, kurį jam duosiu, taps versme vandens trykštančiojo į amžinai gyvenimą. Tai kasgi yra tas gyvasis vanduo, apie kurį Kristus šneka? Senajame testamente randame eilutėse vietas, žmogus ieško Dievo kaip vandens šaltinio. Jų regione vanduo yra didžiausias išteklius. Senajame testamente žmogus ieško Dievo kaip vandens, kaip ištroškęs žmogus. Psalmėse 42 skyriui 1 eilutėje mes skaitom apie elnę, kuri geidžia vandens. Ir tokiu pat principu mano siela trokšta tavęs. Izaja 55:1 rašo, visi, kas troškate, ateikite pas mane pasisotinti. Jeremijos 2 skyriui 13 eilutėje mes skaitom apie 2 piktybės, kurias daro žmonės. Tai yra palieka šaltinį, Dievą kaip šaltinį viso ko savo gyvenime ir išsikasa skylėtus šulinius. Palieka šaltinį, palieka tą, kuris yra versmė, tą, kuris yra ištaka viso to, kas į mūsų gyvenimą ateina. Ir vietoj to, kad būtų prie versmės, būtų prie ištakų viso ko, jie išsikasa šulinius. Ir šitoj vietoj šulinys yra labiau, sakyčiau, simbolika savo jėgų. Tai, kad tu gali kažką padaryti iš savęs. Tu galvoji, kad gali paimti gyvybės vandenį ir perkelti kažkur ir pasilikti jo. Tuo tarpu tau nereiktų dėl to rūpintis. Nes Dievas yra versmė, Dievas yra šaltinis gyvojo vandens. Senajame testamente pranašai apie tai šnekėjo. Zakarijo 13 skyriui 1 eilutėje mes skaitome apie, kad Dievas yra šaltinis, nuplausiantis nuodėmes ir bet kokią nešvarą iš tavo gyvenimo. The Message vertime verčiasi plauti nuodėmes ir nušveisti išteptus gyvenimus. Čia vėl jis įdeda paralelės. Dievas yra tas vanduo, Dievas yra ta versmė. Visą laiką atsinaujinanti, visą laiką nauja, viso ko į tavo gyvenimą. Taigi Dievas vadinamas gyvybės šaltiniu. 36 psalmė 9 eilutėje karalius Dovydas sako, tu turi gyvenimo šaltinį. Dievas yra gyvenimo šaltinis, arba kitaip sakant, gyvybės šaltinis. Ir šitoj vietoj Jėzus sakydamas, kad jis gali duoti vandens, jis skelbia naują laiką, kad dabar jisai tampa šito šaltiniu. Dievas įsikūnijęs žmoguje. 14 eilutės rašo apie versmė trykštantį į amžinai gyvenimą. Kas yra ta versmė? Rabinė Estela Frankel
jinai rašo, kad visa kūrinyje egzistuoja tam, kad priimti amžinąją šviesą ir skleisti ją atgal į šviesos šaltinį. Visa kūrinyje egzistuoja tam, kad priimti amžinąją šviesą ir skleisti ją atgal į šaltinį. Tai yra tavo tikrasis santykis su Dievu. Aš duosiu jam vandens ir tas vanduo taps versme vandens trykštančiojo į amžinąjį gyvenimą. Tas pats santykis tu gauni ir kartu atiduodi. Ką atiduodi? Duodi šlovinimą, atiduodi garbinimą jam. Santykis su juo. Mes šnekėjom apie tai, kad Senajame testamente Dievas nusileisdavo į tam tikras vietas tik tai, kur būdavo paruošta jam. Būdavo palapinės, būdavo indai. Tuo tarpu Naujajame testamente viskas keičiasi. Jisai apsigyvena žmogaus širdyje. Šiandien Dievas nebėra pririštas prie geografinės vietos. Šiandien jisai gali būti ten, kur tu esi. Ir jisai nori būti tam, kur tu esi. Jis tam ir atėjo į šitą žemę, kad būti ten, kur tu esi. Taigi šita šviesa yra šitas santykis mūsų. Visa kūrinyje sukurta buvo tam, kad turėti gyvą, tikrą santykį su kūrėju. Kaip Rabinė gražiai labai išsireiškė, visa kūrinyje egzistuoja tam, kad priimti amžinąją šviesą ir skleisti ją atgal į šviesos ištakas. Dėl to Jeremija įrašė, jūs palikote ištakas, palikote šaltinį gyvojo vandens ir išsikasėt šulinius. Ta pati metafora, kad žmogus palieka tai, kas gyva, palieka judesį, palieka tai, kas visą laiką atsinaujina ir pasilieka prie stagnacijos. Taip pat ir šitas santykis su gyvuoju Dievu, šita šviesa, kuri ateina į jūsų gyvenimus, yra skirta visiems kitiems žmonėms aplink jūs. Ir kartu nepamirštant šviesos ištakos. Tai yra nepamirštant santykio su tuo, kas tau šitą šviesą duoda. Aleliuja. Visai neseniai susidūriau su naujų konceptų. Dievas mums davė meilę kaip dvasinę jėgą. Niekada nesupratau meilės kaip dvasinios jėgos. Dievas duoda dvasinę jėgą, tai yra meilė. Mes žinom, kad Dievas nedaro meilės, jam nereikia kažkaip daryti meilę, jis ir yra meilė. Ir dabar kaip priimti Dievo meilę kaip jėgą savo gyvenime? Dvasinę jėgą. Vienas iš Dievo apsireiškimų Senajame testamente prie Sinajaus kalno. Pirmasis jo, pasakyčiau, toksai pirmasis oficialus bandymas pasirodyti žmonijai. Baigėsi to, kad visi paprašė Mozės, tegu Dievas šneka su tavim, o tu mums papasakok. Nes žmogus išsigando. Dievas pabandė parodyti, kad jisai visatos kūrėjas, kad jisai viską gali padaryti, jis nužengė visoj savo jėgoj, apsireiškia. Tik tai tam, kad suprastų, kad žmogus per silpnas jį priimti yra. Per silpnas jį priimti. Žmogui yra per daug. Žmogus nebuvo pasiruošęs dar priimti Dievo visoje jo didybėje. Net pažįsta Dievo. Už tai antras kartas, kai nužengė pats Jėzus, jisai nužengė toks pat kaip mes, kaip vienas iš mūsų. Kam? Tam, kad mes galėtumėm tapatinti su juo. Tam, kad žinoti per viską, per ką mes dabar einam, jisai jau praėjo. Ir čia yra tikėjimas. Šitoj vietoje įsijungia tikėjimas. Tu galėtum sakyti, bet, o aš sakyčiau, bet yra tikėjimas. Kiekvieną kartą, kai tu susiduri su dvejonėm, turi labai aiškiai atsistoti ant tikėjimo. Patikėti tuo. Tiesiog patikėti, kad viskas, ko tau reikia, jau yra tau duota. Dvasinis prabudimas, šitas santykis šviesos gavimo ir atidavimo šviesos į išteklius, apie kurį rašo Rabinė, yra glaudžiai susijęs su žmogaus ego. Dvasinis prabudimas yra išgyvenimas, kažko tai primenantis mirtį arba tiesioginis smūgis į žmogiškąjį ego. Teologas Andrew Harvey labai gražiai yra išsireiškęs. Apreiškimas šito dvasinio prabudimo, kurį myli siela, bet ego bijo kaip mirties. Tačiau mirtis atneša gyvenimą. Mirtis atnešanti gyvenimą. Nes kaip žmogus miršta savęs, kaip atskiro individo suvokime, jis momentaliai prisijungia prie visumos, kuri yra Dievas. Dvasinio prabudimo metu mes suvokime, kad nesame atskira sąmonė, atskiras asmuo, gyvenantis išskirtinai aš individo suvokime, tačiau neapsakomos, neišreiškiamos vienybės su Dievu dalimi. Ir šitoj vietoj šitas egoistinės aš suvokimas man kažko primena vėžinę ląstelę. Vėžinė ląstelė yra ne kas kitas, kaip to paties organizmo ląstelė, kuri vietoj to, kad pradėtų dirbti visumai, jinai pradeda dirbti pati savo.
Tas pats tavo kūnas. Tik tai jisai vietoj to, kad dirbtų visumai, jisai pradeda dirbti savo. Šitoj vietoje yra ego žmogiškasis, apie kurią šneka. 16-15 eilutėj galim paskaityti. Tada moteris jam tarė, viešpatie, duok man vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiau jo čionai semtis. Pirmasis iš 3 ego reakcijų mūsų gyvenimuose. Ir čia labai buvo įdomu man pačiam. Pirmasis nesudužusio, neatsivertusio, nenušvitusio, čia galima vadinti kaip nori, žmogaus reakcija yra duok man. Tai yra tavo ego, kuri reikalauja pamaitinimo pati savo. Tas nesaugumas, kurį tu jauti. O mes savyje turime užtektinai. Mes savyje turime užtektinai. Ir šitos moters reakcija, kai Jėzus pasakė, kad aš esu vanduo, pirmas dalykas, ką jinai pasako, duok man tada. Dar daugiau, jinai nesuprato principo. Moteris tikėjo, kad Jėzus ateis ir duos jai vandens ir jai nebereikės nieko daryti. Sako, duok man, kad man nereikėtų grįžti prie šulinio. Taigi pirmasis ego reakcija, iš karto duok man. Ir antras dalykas, apie ką jinai šneka, principas, kodėl jinai nori to vandens, yra neteisingas. Ji domėjosi žinia, nes manė, jog jos gyvenimas palengvės. Jinai galvoja, kad jai nebereikės kažko tai daryti. Tuo tarpu Kristus neatėjo tam, kad atimti iššūkių iš mūsų gyvenimo, bet kad pakeisti mus iš vidaus, įgalinant mus išspręsti mūsų gyvenimo klausimus per Dievo perspektyvą. Haleliuja! Kristus neatėjo tam, kad atimti iššūkių iš mūsų gyvenimo. Tu neatsiverti tam, kad dabar gyventi be problemų. Kaip tai keičia viską. Bet tam, kad dabar įgalinti mus pažvelgti, išspręsti, čia galima įdėti daug žodžių į šitą situaciją, įgalinti tave, išspręsti šitą situaciją per visiškai kitą perspektyvą. Jeigu per žmogišką perspektyvą tu žiūri, tau nėra šansų, tai tu tam ir turi Dievą, kad pasižiūrėti tą perspektyvą, panaudot kitas metodikas, kitą techniką panaudoti. Jeigu visą laiką mušėsi kumščiais, panaudok dvasinę kovą, dvasinės kovos metodus. Antroji ego reakcija. Mes randame, tiksliau 16 eilutėje, mes šnekam, kad Jėzus sako, eik pakviesti savo vyrą iš sugrįžk čia. Kristus iš karto kreipia dėmesį į vienintelę problemą, į problemą jos iš ko šaknis reikalų visų jos gyvenime. Antroji reakcija iškart neigimas yra. Antroji reakcija ego yra neigimas. Mes neigiame. Kaip šita moteris sako, aš neturiu vyro. Taigi antroji ego reakcija yra neigimas. Ir kodėl jinai neigia? Kodėl neigia? Jinai galėjo pasikviesti savo vyrą. Sakyti, gerai, atsivesiu vyrą. Bet nesudaužytas ego. Žmona, moteris, kuri nesitapatina su vyru, kuri vis dar varo savo atskirą liniją. Aš neturiu vyro. Taigi antras momentas, antra reakcija ego, kai ego susiduria su tiesa, yra neigimas. Mes iš karto neigiame. Dėl neužtikrintumo ir dėl nesaugumo, kurį jaučia ne tu jauti, bet tavo ego jaučia. Neišgyjęs vidus. Neišgyjęs žmogaus vidus. Neapšviestas vidus. Nes jeigu vidus būtų apšviestas, jinai būtų žinojus. Jinai būtų pasikvietus savo vyrą, aš tikiu. Jie būtų gavę to paties. Trečiasis momentas, kai jis jai atsako, čia tu tiesą pasakėjai. Ir jinai sako, taip, viešpatie, aš matau, jog esi pranašas. Ir ką jinai daro, aš pavadinau, tai yra puolimas. Neigimas ir iškart puolimas. Ką jinai daro, jinai keičia temą. Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakote.
Taigi trečias momentas, ką daro mūsų ego, puola. Mes neigiam ir iš karto smūgį atgal. Neišgyjęs vidus. Mes neigiame ir tada iš karto puolame. Ir jis sako, jūs sakote, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti. Prie ko čia ta Jeruzalė? Prie ko? Kodėl tu keli viską į geografinę lietovę? Ir čiagi ne apie tai yra. Jis tarsi kaip nukreipia dėmesį į visiškai kitus dalykus. Taigi 20 eilutėje Jėzus labai aiškiai, tiesiogiai kreipiasi dėl tuometinės populiarios labai, aš pasirašiau, teologinės problemos, tai yra garbinimo vietos. O Jėzus įdomu tai, kad jisai pasuka visą pokalbį dar giliau. Ir jis sako, kad šlovinimo vieta nėra tiek svarbi, kaip šlovintojo pozicija. Šlovinimo vieta, tai kur tu susitinki su Dievu, nėra taip svarbu, kaip šlovintojo pozicija. Kokia šiandien mūsų yra pozicija? Kokia yra mano pozicija šiandien, kai aš išlovinu? Štai kas yra iš tikrųjų svarbu. Dievas ateidamas į žemę, jis atsiuntė savo žodį, o žodis yra informacija. O informacija yra jėga. Štai kodėl visa medija, visa televizija yra nusitaikius į žmonių protus, kad apakinti protus, kad jie nebeskirtų tiesos. Nes kiekvieną kartą, kai ateina tiesa į tavo gyvenimą, tu iš karto pamatai, kuriuose vietose yra nesudužęs tavo ego, nes tu reaguoji šeimoje, santykiuose, visur tas pats. Pirmas yra duok man džiaugsmo, duok man laimės. Tada, ką nors gauni kokią tiesą paskaitai, neigi tada iš karto. Nes esi nesaugus viduj, bet nesaugus tai ne tu, o tavo ego. Nes Kristus tavyje yra gyvenimo pilnatvė. Aleliuja! Ir nesaugiausias mumise tai yra tas fantomas, tas netikras tu, kuriam vis kažko tai trūksta, kuriam vis kažko tai reikia daugiau, tarsi jisai neturi pakankamai. Mokykloj, universitete mes esame išmokinami atpažinimo kalbos. Mes suprantam, ką mes sakom vienas kitam. Bet jie pamiršta vieną dalyką, labai svarbu, yra suvokimo kalba. Yra viena kalba atpažinimo, o kita yra suvokimo kalba. Tai yra milžiniškas skirtumas, nes tu gali atpažinti. Bažnyčioje mes ateinam, mes klausomės pamokslų, mes atpažįstam žodžius, bet mes kartais nesuvokiam jų jėgos. O jeigu net pažįsti, tada negali pritaikyti savo gyvenime. Jeigu nesuvoki, negali pritaikyti savo gyvenime. O jeigu negali pritaikyti, tada nėra pasireiškimo. Niekaip šita moteris, ją matot, kiek Jėzus daužė ją, kol jinai galų galia atsipeikėjo ir atsipeikius, tada ten toliau istoriją paskaitykit. Bėgo ir visą miestelio evangeliją paskelbė. Sudaužyti va šitie 3 ego. Pirmasis tai reikalauti ištisai iš visų kitų. O tu turi viską viduj. Aš net sakiau, toks radikaliai idėja, bet net ir pranašų šiandien tavo gyvenime nelabai reikia. Nes tu pats pranašauji savo kiekvieną dieną prabudęs ryte, žiūrėdamas į veidrodį. Ir sakai savo kažką tai. Ir arba tu sakai iš to nesaugaus savo ego, tų fantominių baimių, kad tau yra negana tai, ko tu turi. Viso to nėra. Ir tu, kuris šneki, esi netikras. O tas, kuris tikras manyje, jis sako, juokauji tu esi nuostabus. Ir tavyje gyvenimo versmė. Tu pats esi ta versmė, mano mylimas žmogau. Tu tik tai maitini tą ego, kuris niekada nepasisotins. O Kristus dėl to ir atėjo, kad jis pasakė, kad vanduo, arba kitaip sakant, gyvybė, kurią jums duosiu, taps versmė gyvojo vandens trykštančiojo į amžinąjį gyvenimą. Aleliuja.
Rabinė Estelė Frankel pasakė, visa kūrinė egzistuoja tik tam, kad priimti amžinąją šviesą ir skleisti ją atgal į šviesos ištakas. Va tai viskas, dėl ko tu egzistuoji šitai žemėje. O kai tu pradedi egzistuoti dėl savo ego, dėl to, kad tau reikia daiktų, mašinos, va čia ir prasideda šitie visi reikalai. Tada ateina šitos trys reakcijos ego mūsų gyvenimuose. Pirma yra duok man, reikalauti iš aplinkinių. Antras, neigti viską. Iš nesaugumo. Tik dėl to, kad žmogus yra nesaugus. Tik dėl to. Ir puolimas iš karto. Kai tu tai matai, kai turi šitą formulę, duok man, neigimas ir puolimas, tu pradedi matyti dalykus. Už tai mes į bažnyčią neteinam tam, kad emociškai pasikraut kažkaip, bet tam, kad išmokt kažką tai. Tam, kad suvokti. Nes jeigu tu suvoksi šitos žingsnius, tu jas galėsi pritaikyti savo gyvenime. O jeigu pritaikysi, kaip pritaikysi juos savo gyvenime, iškart turėsi pasireiškimą. Tai yra kaip vaisius ateina. Amen. Tikėjimo išpažinimai. Tai yra tiesos, kurias mes šnekam patys savo į savo gyvenimą. Kokią tiesą šiandien tu sakai savo gyvenimą? Ar tau, kad ištisai visko trūksta? Ar kad turi visko apščiai? Ir netgi jeigu dabar dar neturi, tai pasuk šitą kasetę ir įdėk teisingus žodžius. Ir taip ateis. Dažną kartą aš matau, kad žmonės jaučiasi vieniši. Bet vienatvė tai nėra žmonių trūkumas tavo gyvenime. Vienatvė yra tikslo trūkumas tavo gyvenime. Nes kai tik tai atrasi teisingą tikslą savo gyvenime, teisingi žmonės ateis automatiškai. Taigi vienatvė jokiais būdais nėra kitų žmonių trūkumas. Nes kitais žmonėmis šito ego tu neužkamšysi. Tai yra tikslo trūkumas. Amen.